Labas vakaras. Visiems tarė šauniausia ir daugiausia siurprizų paruošusi laida Tavo pagalba. Kad vakarai būtų linksmi ir nuotaikingi, praleiskite pusvalandį kartu su mumis. Gelbėtojai kartais net apie save nepagalvoja, skuba lekia, kad tik suspėtų padėti jums, jūsų artimiesiems ar pažįstamiems. Štai pirmoji šio vakaro istorija sukėlė daug abejonių. Ir ne tik mūsų iškvietusiems giminaičiams, bet ir patiems gelbėtojams sugebėjo susukti protą. Andriui ir Neringai teko ieškoti be žinios dingusios senolės, kuri štai jau kelinta para neatsiliepia į telefono skambučius. Tuščias kiemas. Vištas vaikšto, tik tai palaidos kažkodėl. Žiūrėk, gyvulių nėra. Kas tai? Vištiena, bet jau... Pasenus? Juoda kaip pipelijus. Čia visas maistas sugenis. Aš esu smirda. Smirda, jo, man. Labą dieną. Labą dieną. Tai jūs Vasilienė, ponė? Taip, nu jau kas jau. Ar jūsų giminaitė yra Renata? Anūkė. Anūkė? Skambino mums jūsų anūkė ir labai pergyvena, kad jūs neatsiliepėt. Ar jūs girdite telefoną ar ne? Neskambina niekada. Jinai negirdi telefoną. Negirdė, jo. Tai labai išgąsdinot savo anūkę. O klausykit, ponė Nelė, jūs senai jau negirdit? Na, nežinau, jau kokį gal 5 metai, vis taip kas metas vis silpnyn. Silpnyn klausa. Tai aš laukia vaikščioju, tai dar žiemą, tai kas čia tai. Renata, labas, žiūrėk, radom tavo močiutę. Viskas su ją gerai, bet jinai negirdi visai. Kur čia yra? Nu, jinai negirdi telefono ragelio, bet šiaip sveika, nu viskas. Normaliai atrodo. Tai ką darom? Nu viskas, nu, atvažiavam, patikrinam, močiutė gyva. Gluša tik tai. Bet tai tau... Ką mes čia veiksim? Bet tau netrodo, kad galima būtų jai padėti kaip?
Nu, padarim savo darbą. Ne, palauk, pagalvojam. Nu, Tu žinai, jai reikia klausos aparato. iš kur mes gausim klausos aparatą? Nupirksim. Sakau, gerai, jums reikalingas klausos aparatas, žinokit, nes ne jokai jūs savo anūkį infarktą varysite, kai jinai negali prisiskambinėti, labai toli gyvena. Ir čia nepravažinės kiekvieną kartą žiūrėti, ar jūs dar gyva ar ne. Taip kad, žinot ką, apsirenkite gražius drabužiukus ir mes varome į ligoninę ir tenais jums įstatys ką nors. Ar jūs galite pamatuoti, kaip močiutė girdi? Galim. Pabandysim pritaikyti kažką tai. Kas čia yra? Čia yra klausos aparatas, jisai yra vidutinių stiprumų.
Norime padėkoti Kauno valstybiniam chorui ir Kauno filharmonijai už nuostabią balsų harmoniją. Tikiu, kad ši istorija privertė ne vieną iš mūsų susimastyti ir įvertinti tikros muzikos skambesį, kurį dažnai praleidžiame pro ausis ir nesusimastome, kokią didelę dovaną mums davė gyvenimas – girdėti, klausyti. Tad mėgaukimės tuo.